Sveiki visi dar kartelį. Šiandieną noriu paskirti truputėlį laiko pakalbėti apie manifestavimą. Tai kas tas manifestavimas yra? Labai gražus ir skambus žodis, ar ne? Bet iš tiesų tai nėra tik gražus ir skambus žodis. Manifestavimas tai yra gebėjimas susikurti tokį gyvenimą, kokio mes norime, pritraukti tai, ką mes norime ir apie ką svajojame. Iš tikrųjų tai yra tarsi magija. Tiesiog labai turi iš tikrųjų įtikėti šitą manifestavimo gale. Iš tikrųjų iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų veikia. Kad ir kaip skeptiškai iš pradžių galbūt žiūrėtumėte į tai, bet paklausykite manęs, tai iš tiesų veikia. Anksčiau apie manifestavimą aš nieko nežinojau. Bet kai sužinojau apie tai ir pradėjau daugiau gilintis ir domėtis, supratau, kad į savo gyvenimą aš pati pritraukdavau blogus dalykus. Be abejo, mes labai daug dalykų atsinešame iš vaikystės, paauglystės, visokiausių išgyvenimų ir visa kita, bet visą tai, ką mes atsinešame, mes nešiojame savo galvoje ir mes tokiu būdu stabdome savo gyvenime vykti gerus dalykus, nes mes esame labai daug blokų prisikaupę, labai daug baimių prisikaupę, kartojame visą laiką savo blogus dalykus ir iš tikrųjų mes viso to turime atsikratyti. Norint manifestuoti, reikės labai daug dirbti. Ir iš tikrųjų rekomenduoju, tie, kas domėsis šituo dalyku, tikrai rekomenduoju įsigyti štai šitą knygutę. Ir čia buvo mano realiai pradinis taškas, nuo ko aš pradėjau tą manifestaciją. Nes aš kai ją perskaičiau, tiesiog apsivertė viskas mano galvoje. Tai tikrai rekomenduoju įsigyti šitą knygą arba bet kokią kitą knygą apie manifestavimą ir iš tiesų daugiau pasidomėti. Aš dabar stengsiuosi apžvelgti sutrumpintai viską, prabėgom, tam, kad bent jau jūs užvesti ant kelio ir nors kažkiek taip šviesti apie tai, kad jau ir manau, tos santraukos mano netgi turėtų jums užtekti pradėti jau su šituo dalyku, pradėti tai praktikuoti, nes kas nori, iš tiesų gali viską, ar ne? Tai čia bus jūsų, tikiuosi, pradinis taškas ir vėliau labai tikiuosi, kad imsitės daugiau veiksmų, kad daugiau pasidomėti ir kad galėtumėt labiau panaudoti tą manifestavimą savo gyvenime. Tai jeigu trumpai paaiškinant visą tai, tai čia yra paprasčiausias traukos dėsnis, ar ne? Tai ir geras dalykas, geras mintis traukia gerus dalykus, blogus mintis traukia blogus dalykus, ar ne? Geras žmogus traukia gerą žmogų, blogas žmogus traukia blogą žmogų, ar ne? Arba geras emocijos geba pritraukti kitas geras emocijas arba gerus dalykus, blogos emocijos pritraukia blogus dalykus, ar ne? Toks tokį pritraukia. Netgi ir mūsų realiame gyvenime mes taip ir naudojam ir sakom, kad toks tokį surado, ar ne, ar toks tokiam lipo ir panašiai. Tai čia iš tos pačios santraukos. Tai jeigu jūsų mintis yra užterštos blogom mintim, blogom emocijom, blogais išgyvenimais ir atsinešate kažkokius tai blogus dalykus savo mintise, šitokie visi blogi dalykai, jie pas jūs kaupiasi, jie gyvena jūsų pasąmonėje ir pasąmonė, kadangi jinai yra maitinama tom blogom emocijom, blogom mintim, ta bloga energija, jinai pritraukia ir visa kita, kas yra bloga. Ne veltui yra sakoma, kad bėda po vieną nevaikšto, ar ne? Tai jeigu dėl vienos bėdos pergyveni, būtinai dar 5 prikibs. Tai čia yra viskas apie tą patį. Ne veltui mes tai buity kasdienybėje naudojame ir tai yra nebereikalo. Tai kuo mažiau pergyvensime dėl savo bėdų, ar ne, ir kuo mažiau galvosime apie jas, tuo mažiau mes jas pritrauksime. Kas liečia tuos aukštų dažnių virpesius ir žemų dažnių virpesius, tai čia lygiai tas pats, ar ne? Tai aukštų dažnių virpesiai traukia
gerus dalykus ar ne, aukštų dažnių virpesiai, tai yra matuojami palei emocinę skalę lygiai taip pat ir pavyzdžiui, gera emocija, juokas, meilė, džiaugsmas, tai yra aukštų dažnių emocijos, aukštų dažnių virpesių skleidžiančios emocijos. Žemų dažnių virpesius skleidžiančios emocijos, tai yra pyktis, agresija, liūdesys, pavydas netgi ir visa kita, ar ne? Tai turime labai kontroliuoti savo emocijas, kas liečia būtent tai. Tai kadangi mūsų mintis ir jausmai yra sudaryti iš energijos, o skirtingo emocijų dažnių virpesiai skiriasi, tai pakeitę savo mąstymą mes galime pakeisti ir savo gyvenimą. Pakeitę savo mintis, pakeičiame ir savo jausmus bei emocijas. Tokiu būdu mes pakeičiame ir savo skleidžiamų virpesių dažnius. Kai tai įvyksta, mes pradedame traukti virpesius iš aplinkos, kokius patys skleidžiame. Taigi pakeitę savo mintis, pakeisime ir savo virpesių dažnius, o galiausiai pradės keistis ir mūsų gyvenimas. Tai manifestavimo metu svarbiausia yra tikėti. Manifestavimo galią palaiko visata. Galite susigalvoti, kas kitas jums bus tas pagrindas, kuris jums tą tikėjimą praduos. Vieni tiki Dievą, vieni kiti tiki visata, treti tiki dar kažkuo. Aš pati tikiu šventąją trejybę. Mano šventoji trejybė susideda iš pasąmonės, visatos ir Dievo. Tai visi šitie trys veiksniai mano yra šventoji trejybė ir kai aš medituoju, kai aš atlieku tą meditaciją ir manifestuoju, kalbuosi su pasąmonė, aš kreipiuosi į šios visus tris ir aš labai tikiu, kad anksčiau ar vėliau man padės. Tai aišku, pirmiausia, reikia pagalvoti apie šiokį tokį manifestavimo planą ir tam tikrus žingsnius. Pirmas žingsnis būtų aiški vizija, planas, tikslas kažkoksai tai. Kadangi jau praeitą kartą pakalbėjau savo video apie norus, tai labai tikiuosi, kad daugelį jūsų padėjo šis dalykas, tas video, ir jūs sužinojote, ko jūs norite. Tai dabar, kai sužinojote, ko jūs norite, galite žengti žingsnį toliau ir pradėti manifestuoti, keliauti link tų norų, ar ne? Tai susikurkite aiškią viziją. Jeigu tai būtų namas, kurį norite ar ne išsimanifestuoti, tai ir galvokite labai tiksliai, kurioje vietoje tas namas, kaip jis atrodo, kiek aukštų, kokią kvadratūrą, koks sodas, koks remontas. Tai čia būtų tas pats pirminis žingsnis. Kai jau tai padarėte, turite vizualizuoti visą tai. Neužteks vien tik sugalvoti, reikia ir vizualizuoti. Tai savo galvoje turite tai įsivaizduoti, ar ne? Viskas savo mintyse, kaip tai vyksta, kokios spalvos, jeigu tai yra namas, ne kokios namo spalvos. Tiesiog įeinate į tą savo svajonę, užsimerkite, čia yra geriausia daryti visą tai, paskiriant laiko meditacijai. Tiesiog auksinis dalykas yra meditacija ir aš labai džiaugiuosi tai atradusi ir be abejo tai seniai egzistavo, aš neišradau meditacijos, bet aš tai savo gyvenime pradėjau praktikuoti ir iš tikrųjų aš paskiriu tą pusvalanduką ramiai pabūt, pasileidus tam tikrą gražų takelį, kuris man leidžia atsipalaiduoti, ir aš medituoju ir aš įsivaizduoju, užsimerkusi viską, pasitelkiu savihipnozę be abejo ir taip panyru į savo pasąmonės tos klodus visus ir pasikalbu su savo pasąmonę, tada pradedu manifestuoti ir visa kita. Tai iš tikrųjų neįtikėtini dalykai vyksta tuo metu ir su mintimis, ir su kūnu. Ir manau, kad apie meditaciją reikės gal pakalbėti taip pat, bet toliau pratęskime apie manifestavimą, ar ne? Tai vizualizacija, ar ne? Aiškiai labai įsivaizduojame tą savo norą.
Ar ne, jeigu tai automobilis, tai kokios spalvos, kokią markę, kokią metą. Čia tokie tiesiog preliminarūs pavyzdžiai, ar ne, tai labai aiškiai vizualizuojame tai. Trečias dalykas tai yra jausmas, ar ne, tai sužinojome, ką mes norime, ar ne, pradėjome tai vizualizuoti. Ir vizualizacijos metu jūs turite išjausti tai. Ne, mes pritraukiam tai, ką mes jaučiame. Tai mes turime išjausti tai. Jeigu jūs kažką tai vizualizuojate savo galvoje, įsivaizduokite, koks būtų jausmas jūsų viduje, kai jūs esate tenai. Pavyzdžiui, nusipirkote tą namą ir koks džiaugsmas ir jausmas jūs apima, kai jūs esate tame name. Ar ne? Ir kai jūs liečiate paviršius, tą savo naują virtuvę, naujus indus, arba kai jums gimsta vaikas, jeigu jūsų svajonė yra vaikas, vaikai, ar ne, tai kokį jausmą, įsivaizduokite, kokį jausmą jūs pajusite, kai jūs laikysite tą savo vaiką, tą savo naujagimį savo ant rankų, ar ne? Arba, nežinau, kai baigsite mokslus ar gausite savo diplomą, kokias emocijas tai gali jums sukelti. Vat tas mokslo baigimas, jau kad atidavė 3-4 metus ir jūs gavot savo diplomą, kaip jūs savimi didžiuojatės, kaip jūs džiaugiatės, kaip jūs visiems pasakojate, juokiatės, švenčiate, ar ne. Bandykite tai įsivaizduoti, įsijausti, pajausti visą tai. Nes iš tikrųjų mes pritraukiam tai, ką mes jaučiame. Toliau kitas žingsnis būtų pagalvoti apie savo tą kitokią, geresnę versiją. Koks žmogus norėčiau būti, ar ne? Nes būtent tas žmogus, kuris pasiekė visus tuos dalykus, kuris susiperka tą namą, mašiną, pasiekė toks mokslus ir visa kita, galimai yra visai kitas žmogus, negu šiuo metu esate jūs. Nes jūs šiuo metu galbūt esate tokia situacija, kur jūs bijote, nežinote, kaip ir ką daryti, jūs dabar galbūt nepasitikite savimi, jūs nežinote, kokiais žingsniais eiti, galbūt esate nelaimingas, ar ne, bet tas žmogus, kuris įsigyja visus tos dalykus ir gyvenina svajones, tai jisai yra visai kitoks žmogus, ar ne, jisai yra drąsus, jisai ir eina nebijantis, jisai pasitikinti savimi ir visokie tokios savybės yra pas žmogų, kuris pasiekia tos savo tikslus. Tai tam, kad jūs savo tos tikslus pasiektumėte, jūs turite pagerinti savąjį aš, ar ne? Tai iš to ančiuko, iš tos juodos gulbės turite išeiti, išaugti tą gražią gulbę, išsiskleisti, atsisakyti tų savo baimių, dirbti su savimi, pradėti save mylėti, pasitikėti savimi, leisti atsiskleisti savo gerosiom savybėm. Aš nekalbu apie tai, kad tenais prarasti save ir būti kažkuom, ko jūs nesate, bet jūs turite dirbti su savimi tam, kad atsiskleistų jūsų gerosios savybės. Beje, yra labai toks populiarus posakis, ar ne, fake it till you make it. Čia angliškai, ar ne, tai lietuviškai išsiverstų taip, kad apsimetinėk tol, kol pasieksi tai. Tas dalykas iš tikrųjų ganėtinai veikia. Kai tu save įsivaizduoji ir elgiesi taip, tarsi tu jau visą tai turi, tarsi tu jau toks esi ir iš tikrųjų tai įvyksta. Netgi, pavyzdžiui, jeigu esate liūdnas, ar ne, savo emociškai ir, pavyzdžiui, jūs savo mintims pasakote, aš esu linksmas, man viskas yra gerai, netgi ant to tokio liūdnumo apėmusio, jeigu savo pasakysite ir priversite save nusišypsoti, aš jums duodu garantiją, kad jūs iš tikrųjų pradėsite nuoširdžiai šypsotis ir jūsų nuotaika nuoširdžiai pakils. Todėl, kad jūs savo liepsite tai padaryti, jūsų pasąmonė paklausys jūsų ir jūs pasisemsite tos geros emocijos. Ar ne, kad jūs, aš kažkada tai irgi buvau, atsimenu, padariau šitą dalyką ir aš buvau labai pikta ant kažko tai nelaiminga ir galvojau, čia tikrai, tokios blogos emocijos buvo užėmusios, bet aš pasakiau savo, kad aš nepriimsiu tų blogų emocijų, viskas man yra gerai, aš esu laimingas žmogus, aš esu puikios nuotaikos,
Ir aš taip kažkaip įkvėpiau kiekvieną kartą sakydama, pradėdama išjausti tai ir iš tikrųjų po kelių minučių aš buvau puikios nuotaikos. Viskas man buvo gerai ir man netgi apėmė įkvėpimas parašyti eilėraštį. Tai iš tų užklupusių emocijų iš tikrųjų, jeigu mes mokame valdyti tas savo emocijas, jeigu mes joms nepasiduodame, mes galime tikrai nukreipti viską tą tinkamą linkmę. Tai labai yra svarbu susikurti tą žmogų, kokį norite būti, tą vizualizaciją ar ne, koks norit būti. Ką norit pasiekti, kokios charakterio savybės norėtumėte turėti. Jeigu jūsų, pagalvokite apie tai, kad jeigu jūsų niekas neribotų, ką jūs darytumėte? Jeigu jūs neturėtumėte savo kažkokių tai baimių, kurios jumis riboja, ką jūs norėtumėte daryti gyvenime, pasiekti ir visą kitą. Ir įsivaizduokite tai. Aš galėčiau vardinti įvairiausius pavyzdžius, tiesiog taip iš oro skabyti kaip obuoliukus, bet tai yra viskas apie jūs, tai viskas, ką jūs turite padaryti, tai atsisėsti ir pagalvoti, kokią savęs versiją norite matyti ir turėti ir kokiu jūs norite būti. Tai kai jau padarysite šitą, tuomet rekomenduoju ir tikrai siūlau pabandyti pasidaryti vizijų lentą. Tai gali būti bet kas. Ar kažkoks kanvaso rėmas, ar tiesiog didelis popieriaus lapas, ar knygutė, žurnalas, kuris ten pildysit. Viskas priklauso nuo jūsų būdo, pasirenkate jūs. Tuomet pasirinkite tinkamą aplinką, tinkamą laiką savo, kada galite pabūti vieni su savimi, be jokių trukdžių ar ne, ar tai bus kažkokia tai raminanti muzika fone, galbūt žvakės mėgstate užsidegti, galbūt kažkur tai sode susėdusi, galbūt prie jūros nuvažiuokite, jeigu jums patinka ta aplinka, kažkokią tai gerą, malonę jums aplinką, kur jūs jaučiatės gerai ir kur galėsite pabūti su savimi. Ir pasimkite viską, ko reikia tai vizijų lentai susikurti. Tai rekomenduoju be abejo susiskirstyti į kategorijas, norai maždaug suskirstyti į asmeninį tobulėjimą, arba meilės kryptis, arba karjera. Ir palei va šitą suskirstimą ir pildyti tą savo vizijų lentą. Galbūt jūs norite išsikirpti iš žurnalų nuotraukas kažkokias, tai galbūt atsispausdinti tas nuotraukas, norite ir klijuoti, gal jūs norite pati nupiešti, gal jūs norite tiesiog užrašyti, ar ne. Bet kokios priemonės tinka pildant šią vizijų lentą ir susiskirstykite į tas kategorijas ir tam tikruose kampuose galbūt, ar puslapiuose, ar ne, atitinkamai pildykite tą savo vizijų lentą savo tais norais. Tai aš dar savo vizijų lentos neužpildžiau, laukiau tos galimybės, kada galėčiau tai padaryti prie kameros ir norėčiau parodyti, pasidalinti su jumis, kaip aš pildau savo vizijų lentą, kad jūs pamatytumėte šį pavyzdį. Tai visai netrukus tai padarysime kartu. Be abejo, tai bus labai atviras dalykas iš mano pusės, nes pasidalinsiu su jumis savo svajonėmis ir man tai labai asmeniška, bet labai tikiuosi, kad kažką iš jūsų įkvėpsiu. Tai be abejo, pildant lentą reikėtų pradėti užduoti ir klausimus savo. Tai kaip pildysite? Pasiruoškite savo klausimus. Tie klausimai bus apie jūsų ateitį, ne apie jūsų viziją. Tai jūsų atsakymai turi atspindėti jūsų viziją. Paklauskite save, kaip tas žmogus, kaip aš jaučiuosi, ar ne? Kaip aš jaučiuosi būdamas tas jau išsvajotasis žmogus, ar ne? Kaip tas žmogus ateities tavo turėtų jaustis tuo metu. Tai labai irgi svarbus klausimas. Tai kaip tas jūsų ateities aš sutaria su kitais žmonėmis. Kokiuose namuose gyvenu? Tai labai aiškiai atsakykite, kokiuose namuose tas jūsų ateities aš gyvenu. Kaip įsivaizduojate tos savo ateities namus, kur jūs norite gyventi? Kokia mano profesija? Dar vienas labai svarbus aspektas, ar ne? Jeigu prieš tai rašydami norus jau susidėliojate savo šiokį tokį karjeros kelią, tai jau atsakymą į šį klausimą turėsite. Jeigu dar ne, taip gerai pagalvokite, koks jūsų ateities aš bus vėliau ir kokią karjerą turinti jūs įsivaizduojate save
savo ateities aš, būtent kai pasieksite savo tikslus. Kuo labiausiai didžiuojuosi? Klausimas, kurį dažniausiai pamirštame, ar ne, iš vis apie save pagalvoti. Tai jūsų ateities aš, kuo labiausiai didžiuosi savimi, kuo jūs didžiuotumėtės, kokiais poelgiais, kokia karjera, kokiam charakterio savybėm, kokiais pasiekimais. Tai įsivaizduokite tą savąjį ateities aš iš tos perspektyvos. Ką savo gyvenime noriu pakeisti. Tai čia yra labai labai svarbu. Tai būtent nuo šitos akimirkos, kur jūs dabar esate, iki to naujojo aš, ar ne, iki to naujojo gyvenimo, kokie pokyčiai turėtų jūsų gyvenime įvykti, kad jūs būtumėt laimingas, kad jūs pakeistumėte savo gyvenimą, ar ne, kad būtų tas ženklus pokytis iš jausmų pusės, iš pasiekimų pusės. Tai ką jūs turite pakeisti? Kas pasikeis? Jūsų gyvenama vieta, santykių statusas, karjera, išvaizda, mąstymas, pasiekimai kažkokie tai. Gerai pagalvokite apie šitą aspektą. Ir nepamirškite pagalvoti apie tai, ko keisti nenori. Nes tai irgi yra labai svarbu. Nebūtina keisti visko iš pagrindų. Galbūt yra kažkas, ką jūs norite savo pasilikti. Kažkokią tai savo dalelę, kažkokį tai savo gyvenimo įprotį, kažkas, kas jums patinka, ar ne, jūs norite tuo mėgautis ir viskas yra su tuo gerai. Jūs galite norėti ir nekeisti kažko savo gyvenime, ar ne? Tai vėliau, kai padarysite savo vizijų lentą, labai rekomenduoju tą lentą paslėpti kažkur tai ir ant jos užsirašyti datą, kada jūs norėsite tą lentą išsitraukti. Tai jūs galite nuspręsti, per kiek laiko kažkokius tikslus jūs norite įgyvendinti. Ir galite konkretų laiko tarpą nusistatyti. Per kiek laiko norite nusipirkti mašiną, po kiek laiko norite nusipirkti namus, per kiek laiko norite numesti svorį. Tai galite kiekvienai tai savo vizijai ir net tam savo norui paskirti konkretų laiko tarpą. Pavyzdžiui, pabaigus galbūt ties paskutiniu savo noru, ar ne, ar kada jau jūs nuspręsite, užsirašykite datą, kada jūs norite atidaryti savo vizijų lentą ir pasižiūrėti, ar tai įvyks. Taigi gyvendinus šiuos žingsnius, dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra senojo aš paleidimas. Tai norėdami naująjį aš prisijaukinti ir prisikviesti jį į savo gyvenimą, visų pirma turite paleisti savo senąjį aš. Negalite vienu metu išjausti abiejų emocijų, ar ne, ir gerų, ir blogų. Negalite vienu metu daryti dviejų dalykų, ar ne? Negalite vienu metu ir bijoti, ir drąsiai eiti į priekį. Turite paleisti tą senąjį aš, turite labai su savimi dirbti šito klausimu ir labai žiūrėti, ką kalbate, kaip elgiatės. Ar ne? Jeigu kažko tai bijote, turite pradėti imtis iniciatyvos, kad aš tai padarysiu. Aš bijau, bet aš vis tiek tai darysiu. Jūs privalote mesti šalin visas baimes ir abejonės. Manifestacijos metu jūs pritraukite tik tai, ko manote, kad esate verti. Jeigu jūs galvojate, kad jūs esate kažko nevertas, tai jūs to nepritrauksite. Visi procesai vyksta pasąmonėje. Tai kai jūs manifestuojate per pasąmonę ir privalote tikėti, kad jūs esate vertas, kad jūs esate vertas tų pokyčių, kad jūs esate vertas pasikeisti ir pasiekti savo tikslus. Jūs privalote tuo tikėti, šventai. Be tikėjimo nieko nebus. Valdykite savo mintis, nes pasąmonė paklūsta sąmoniai. Tai sąmoningai galvokime apie dalykus, tai ko norime, ir pasąmonė mums paklus. Tai ką turiu konkrečiai omeny, pasistengkite žiūrėti tai, ką jūs kalbate. Kalbėkite daugiau apie tai, ko jūs norite, negu ko jūs nenorite. Arba
Negalite sakyti, kad, pavyzdžiui, šiuo metu jums yra sunku finansiškai, ne? Niekada nekartokite frazės, aš neturiu pinigų, aš negaliu savo to leisti, ne? Tai negalima šito kartoti. Aš kadaise dariau šitą klaidą ir nuolatos kartodavau, kai manęs kažkas kviesdavo kažkur, kažką pasiūlydavo veikti, kažką tai daryti, kažką tai nusipirkti ir aš pastoju sakydavau, aš neturiu pinigų. Arba draugai aplinkui man sakydavo, nesakyk, negalima Ir iš tikrųjų tai yra beprotiškai sunku iš pradžių, nes, aš taigi neturiu pinigų, pažiūrėk, kad tu šią piniginę, ne? Ir tokių momentų buvo mano gyvenime begalė. Ta prasme, aš niekada negalėjau pasigirti gerą finansinę situaciją. Galėjau, kažkada tai ten vienu momentu buvo. Bet pagrinde labai buvo sudėtingi momentai mano gyvenime, labai daug kur aš ir augau tokioj prastesnėje aplinkoje, daug neturėjau ir pas mane susiformavo mintyse, galvoje, pasąmonėje, kad aš niekada neturėsiu pinigų, kad man užtenka tiek, kiek aš turiu, kad aš neverta turėti pinigų, kad čia pinigai kažkoks blogis, dėl to aš tų pinigų niekada daug ir neturėjau. Tai kai reikėdavo kažkur tai eiti, automatiškai, aš neturiu pinigų. Ir čia yra labai blogas dalykas, nes jų tu niekada ir neturėsi, jeigu tu nuolatos kartosi, kad tu jų neturi. Nes pasąmonė tai priims kaip už gryną pinigą ir taip ir padarys, kad tu tų pinigų neturėtumai. Visata lygiai taip pat, ar ne? Jinai, ta prasme, įgyvendina tai, apie ką tu kalbi. Viskas vyksta tiesiogiai. Tai vietoj to, kad sakytumėt, kad aš neturiu pinigų, geriau pakeiskite į kitą kažkokį tai išsireiškimą, ar ne? Ir kad neliktų jokių dvejonių. Aš nustojau sakyti, kad negaliu, kad neturiu, ar dar kažką. Aš pakeičiau visus tos žodžius į kitus žodžius. Arba iš vis nesakydavau. Tiesiog atsisakydavau, arba dar kažką, tai nustojau iš vis skaičiuoti savo pajamas, nustojau žiūrėti savo banko sąskaitą, jeigu man nėra kažkokios tai būtinybės, nebent tik tada, kada tiksliai reikia pasižiūrėti, dėl kažkokių tai svarbesnių pirkinių, bet nustojau skaičiuoti savo pinigus piniginėje, kad netytų man ta mintis patikrinti ir sakyti, neturi pinigų. Iš vis nežiūriu. Stengtis reikia gyventi taip, tarsi tu tų pinigų turėtumai. Ir visada tų pinigų atsiras. Tai galiu pasakyti tiek, kad geriau pakeisti savo žodžius, kad vietoj to, kad sakytumėt, jog aš kažko tai negaliu, neturiu, ar dar kažką, tiesiog pasakyti tai, kad visada man padės pasiekti tai, ko aš noriu. Tie žmonės, kurie nori, kurie prašo visatos kažko tai. Tiem žmonėm ir atsitinka geri dalykai. Turite pakeisti tam tikrus žodžius. Pavyzdžiui, jei žodelį pakeisti į kai. Nesakyti, kad jeigu turėsiu pinigų. Sakyti, kai turėsiu pinigų. Tai nes iš karto pasąmonė sureaguoja į jūsų abejonės, ar ne? Ir jeigu jinai jaučia, kad jūs dvejojate, kad jeigu turėsite, tai ta prasme, tai jinai jums ir jų neduos. Bet jeigu sakyti, kai turėsiu pinigų, nes tie pinigai ateis, tada ir nusipirksiu tai, ką aš noriu. Kitą savaitę, kai turėsiu pinigų, aš nueisiu į kino teatrą. Net jeigu jūs ir neturite tų pinigų, kitą savaitę, nes jūs tai pasakėte, kai kitą savaitę turėsiu pinigų, vadinasi, pasąmonė jau dirba, kad jums kitą savaitę reikia pinigų. Šitaip reikia pakeisti savo žodžius. Čia yra tik pavyzdžiai, bet labai rekomenduoju pabandyti tokią praktiką ir pamatysite, kaip pradės viskas keistis pas jūs. Jeigu jūs leisite emocijoms jūs užvaldyti, jūs niekada nepasieksite savo tikslų. Jūs turite valdyti emocijas, ne emocijos turi valdyti jūs. Jeigu jaučiate, kad tai paima viršų ir viskas veržiasi į viršų ar ne, ir jūs pradedat prarasti kontrolę, sustokit, giliai įkvėpkit ir pasikalbėkit su savo vidiniu aš, kad aš kontroliuoju savo emocijas, aš neleisiu, kad taip atsitiktų. Viskas yra gerai, nieko čia tokio neatsitiko, aš to išspręsiu visą situaciją, nieko nėra neišsprendžiama. Atitinkamai nuo situacijos teigiamai save nukreipkite, suvaldykite tą savo emociją ir pamatysite, kad viskas iš tikrųjų bus gerai. Tai irgi labai svarbus faktorius, kad kalbėti reikia apie tai, ko norite, o ne ko nenorite. Jeigu jūs koncentruositės į tai, ko jūs nenorite, pasąmonė tai užfiksuos ir padarys. Jeigu jūs pasakysite, kad aš nenoriu patekti į avariją, tai pasąmonė užfiksuoja patekti į avariją, bam, avarija.
Ir negalima taip sakyti. Turite geriau pozityviai sakyti, aš noriu būti sveika, kad mane lydėtų sėkmė, kad negalima koncentruotis į blogus dalykus, nes pasąmonė viską supranta tiesiogiai. Arba jeigu pasakysite savo, kad nenoriu gyventi skurdžiai, tai tuoj pat pasąmonė supras visą tai tiesiogiai ir jums ką atsiųs? Jums atsiųs skurdą. Ar ne? Tai geriau sakyti, aš noriu būti turtinga, noriu gyventi gerą, turtingą gyvenimą. Ir pasąmonė tai supras tiesiogiai ir atsiųs jums galimybių, kaip tokį gyvenimą susikurti. Taip pat labai svarbu išlaikyti visas tas teigiamas emocijas ir iš tikrųjų be dėkingumo ir meilės savo manifestavimas yra neįmanomas. Turite apgaubti save pozityviom ir gerom emocijom. Būti dėkingas gyvenimui iš tai, ką turite. Net jeigu matote, kad nelabai kažkas tai sekasi ir visa kita, galbūt yra niūrios jūsų emocijos, galbūt neišeina jums šiandien pamanifestuoti, nes esate labai blogos nuotaikos ir visiems tai atsitinka. Absoliučiai visiems. Pavyzdžiui, netgi jeigu ir kankinatės ir nuo depresijos, nuo kažkokių tai emocinių šuolių ir visa kita, geriausias dalykas, kuris padeda, tai yra dėkingumas. Visada pabandykite prisiminti ir pagalvoti, už ką esate šiandieną dėkingas. Ir kai tai padarysite, automatiškai pradės jums gerėti savijauta. Galbūt esate dėkingas už stogą virš galvos, už savo sveikatą, rankas, kojas, ar ne? Galbūt esate dėkingas už savo šeimą, kurią turite. Galbūt esate dėkingas už maistą, kurį turite. Galbūt esate dėkingas už, nežinau, saulę, kažkokias galimybės gautas gyvenime, už žmonės, kurie jūs supa. Pagalvokite apie tai, už ką esate dėkingas. Ir netgi jeigu esate blogose emocijose jau ilgą laiką, labai patarčiau pradėti vesti tokį kaip mini žurnaliuką, mini dienoraštėlį tokį ir kiekvieną dieną rašyti tik pozityvius dalykus. Aš irgi nuo to pradėjau, irgi šitą dariau dalyką ir man iš tikrųjų tai padėjo. Tai vienas iš dalykų, kuris irgi padėjo man išlipti, nes aš kiekvieną dieną pamačiau, kiek daug pozityvių dalykų vyksta mano gyvenime ir kiek aš už daug dalykų esu dėkinga. Tai kiekvieną dieną rašykite mini dienoraštį, kas gero įvyko jums tą dieną. Tai kad sutikote kažkokią artimą draugą, smagiai pasijokėte, kad, nežinau, laimėjote loto 4 eurus, arba ten nusipirkote kokią gerą knygą, gavote darbo pasiūlymą ir pasirašykite būtinai savo dienos apžvalgos metu, pabaigoj, už ką esate dėkingas. Esate dėkingas už galimybės, už šilumą, už meilę, už gyvenimą, už tai, kad galite kvėpuoti, už tai, kad galbūt pamatėte žmogų, kuris be kojų važiuoja mieste ir galite padėkoti už tai, būti dėkingas, kad jūs tas kojas turite. Tai net mažiausi tokie dalykai priveda prie to, kad jūs pamatote, kad jūs turite labai už ką būti dėkingas šiame gyvenime ir tada automatiškai apima tas toksai malonus dėkingumo jausmas, kuris iš tikrųjų apsigyvena jumise ir pradeda žibdėti, skleistis kaip gėlė ir pradeda atsirasti pozityvios emocijos. Automatiškai jūsų virpesių dažnis pradeda kilti ir jūs pradeda po truputėlį lipti iš to savo duobės. Tai pradėkite nuo dėkingumo ir pamatysite, kaip jums viskas pradės šviesėti. Tuomet labai yra svarbu manifestavimo metu propaguoti ir tikėti meilę savo. Tai turite save mylėti. Geri dalykai niekada nesidarys jums, jeigu jūs savęs nemylėsite. Jeigu jūs apie save negatyviai galvosite, smugdysite, linčiuosite, dėl visko kaltinsite, blogai su savimi elgsitės, nuvertinsit, jeigu sakysit, kad aš esu tokia ir anokia, kaip man čia nesiseka, kokia aš čia netikša ir toliau panašiai, jeigu taip apie save galvosite, ar ne, kad kažkoks nevykėlis esat, kad jums nieks nesiseka, kad jūs savęs nemylite, negerbėte, tai jums geri dalykai niekada ir nesidarys. Jūs privalote save pamilti ir jūs pamils kiti. Tai yra auksinė taisyklė. Jeigu jūs su savimi gerai elgsitės ir kiti gerai elgsis. Jeigu jūs save gerbsite ir kiti jūs gerbs. Lygiai taip pat. Ir ta šventoji trejybė
jumis ir mylės, ir gerbs, ir rūpinsis, ir padarys viską, kad jūsų svajonės išsipildytų. Labai labai svarbu yra išmokti mylėti save. Ne, ir priimti save tokius, kokie mes esame. Be šito jokia manifestacija nevyks. Toliau sėdės tas piktasis velniukas, kuris jums sakys, kad jūs esate nevertas kažko tai. Ar ne? Tai jūs turite būtinai susitvarkyti su savo šitą emociją, su savo šitų nuvertinimu ir pradėti sakyti savo, kad aš save myliu, aš save priimu, aš esu vertas, aš esu verta, aš galiu viską, aš viską sugebu, man viskas puikiai sekasi. Kuo daugiau gerų emocijų ir žodžių apie save pasakyti. Taip išreikšti savo meilę. Ir niekam neleiskite savęs smugdyti ir kažkaip blogai apie jūs kalbėti. Tiesiog nekreipkite dėmesio. Jūs esate jūs. Ir tik jūs žinote, koks jūs esate. Niekas kitas negali to pasakyti. Jūs tik pats žinote, koks esate nuostabus ir gyvenkite su tuo. Taip pat labai yra svarbu, kai jau prisijaukinate visus šitos dalykus, turite suvokti, kad manifestuoti reikia priderinti savo veiksmus. Niekada nebus taip, kad jūs tiesiog svajosite, manifestuosite ir sėdėsite ant sofkutės nieko nedarydami. Ir tiesiog tikėsite, žiūrėsite per langą ir tikėsitės, kad jums kažkas tais ir atneš visą tą sėkmę, visą tą darbą, gėrį, pinigus ar ne, kad iš dangaus pradės lytis, taiga pinigais į jūsų kiemą vien dėl to, kad jūs pagalvojate apie tai. Taip neatsitiks. Niekas neatveš, kaip sakant, fūros ir neišbers banknotų jūsų kieme. Taip nebus tol, kol jūs patys nepradėsite kažko tai daryti. Tai manifestavimas, norų siekimas, svajonių pildymas ar ne, tai yra darbas, kaip ir prieš tai minėjau anksčiau, kad turite su savimi dirbti su emocijom. Tai ir šičia manifestuojant turite kažką tai daryti, kad tai įvyktų. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs bijote kažką tai daryti, nes galvojate, kad jums nepavyks ar dėl to ar nedarote, tai jums nieks ir neatsitiks. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs bijote, bet vis tiek darote, patikėkit manim, be manifestuojant, visa tai jums padės, kad jums visa tai įvyktų. Tai net jeigu ir bijote, vis tiek darykite. Visa tai jums padės, nes jūs su ja kalbėsite, jūs prašysite jos pagalbos. Jūs prašysite pasąmonės pagalbos. Tai darykite, keiskite savo kažkokius tai įpročius. Galbūt pradėkite anksčiau keltis, galbūt pradėkite skaityti knygas, galbūt pradėkite domėtis kažkuo, galbūt stokite mokytis, galbūt ieškokite naujo darbo, įdėkite skelbimą, galbūt, nežinau, darykite kažkokius tai veiksmus, kurie priartintų jūs prie to naujo gyvenimo, ar ne? Jeigu norite išgyti psichologiškai, pradėkite galbūt eiti pas specialistą arba dirbti pas su savimi, ar ne? Nes ir tai yra įmanoma. Galbūt, nežinau, pasitelkite visas priemonės įmanomas, galbūt pasidarykite planą, ką jūs turite daryti ir to siekite, ar ne? Tai turite būtinai priderinti savo veiksmus. Be darbo niekas neateis ir neatneš jums ant lėkštutės. Labai yra svarbu taip pat ir išeiti iš tos komforto zonos. Apie komforto zoną mes jau taip pat pakalbėjome, ne, prie norų video. Tai būtinai reikia išeiti iš tos komforto zonos, nes komforto zonai užsisėdėjus dalykai neįvyks patys. Dar vienas labai svarbus dalykas, su kuriuo aš norėsiu užbaigti šitą video, tai yra pavydas. Pavydas yra žemų dažnių emocija ir jinai griauna gyvenimus. Tai nepavydėkite. Čia yra šventa taisyklė manifestuojant, nepavydėkite. Jeigu norite pakeisti savo gyvenimą, turite atsisakyti šito šlykštaus jausmo, pavydo. Geriau paverskite šitą emociją įkvėpimu. Pavyzdžiui, jeigu matote, kad jūsų draugui kažkas gerai sekasi, pasiekė karjeros, kažką tai laimėjo, bet to, kad jūs pavydėtumėte, ar ne, geriau pasakykit savo, vau, tai yra mano įkvėpimas, aš noriu to irgi tokios karjeros. Aš irgi noriu to pasiekti. Einu nusipirkti loterijos bilietą ir aš noriu tai laimėti, ar ne? Geriau paversti šitą pusę. Jeigu žmogus kažką tai pasiekia,
jam kažkas tais gero įvyko, neleiskite savo būti užvalytam neigiamų emocijų, kad kodėl jis čia kažką tai pasiekė, čia jis nieko vertas, čia apgaulė kažkokia ar kažką ir bandot savo pavydį, leidžia tam pavydį save griaužti ir bandot neigti tą žmogaus sėkmę. Geriau vietoj to, kad linkėtumėt jam pikto arba griaužtumėt ir save dėl to, kad kažkam pasisekė, geriau nukreipkite savo mintis į pozityvę linkme ir pasakykite savo, kad aš irgi norėčiau būti toks kaip jis, geras, aš irgi norėčiau uždirbti tokius pinigus kaip jisai, ar pasiekti tokios karjeros kaip jisai, ir tada einate ir stengiatės užsibrėžkite savo tikslą, išsikelkite savo tikslą ir siekite to. Nukreipkite savo mintis ir emocijas pozityvia linkme ir pamatysite, kaip dalykai pozityvus jums pradės darytis. Stovėdamas vietoje ir tiesiog engdamas kitus žmonės ar kitų sėkmę, negalėdamas to pripažinti ir siekdamas pakenkti kažkam galimai, dėl to, kad kažkam pasisekė, jūs kenkiate tik patys savo. Tai visiems to ir palinkėsiu. Nepavydėti, siekti savo norų ir svajonių, siekti geresnio gyvenimo, sutikti pagaliau ateityje savąjį naująjį aš, pasiekti to, ką nori, išsimanifestuoti tai, ko norite, šventai tikėkite savo tais norais, paskirkite tam laiko. Jeigu nepaskirsite tam laiko, niekas neįvyks. Jeigu nededikuosite savęs šitam, niekas neįvyks. Jūsų pasirinkimas, kaip jūs norėsite siekti tų savo norų išsipildymo. Pamatysite, jūsų gyvenimas iš tikrųjų pasikeis, bet jūs turite dedikuoti save tam, pasiryžti ir eiti tuo keliu. Ir nepasiduoti. Niekada nepasiduokite. Tai yra auksinė taisyklė. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote. Tikiuosi, šitas video Jums buvo nors kažkiek naudingas. Stengiausi kiek įmanoma paaiškinti paprasčiau ir sutrumpintai. Išjauskite, susikurkite viziją, sugalvokite savo norą ir prašykite to. Reikalaukite to. Reikalaukite, kad pasąmonė, visata, Dievas ar kad ir kuo jūs tikite, kad jums padėtų. Ir dalykai jums įvyks.